protas, širdis, veiksmai. Visa tai jungiasi, visa tai skiriasi. Ar gali jie kartu šokti vieną įkvepiantį šokį? Dažnai sutinkama priešprieša. Intelektualūs žmonės būna atitrūkę nuo kūno, širdies centro. Dvasingi žmonės dažnai būna taip išskridę, kad žemiški dalykai, logika, įsipareigojimas, atsakomybė jiems tampa kaip primatų ir pirmo lygmens atstovavimas. Nes jie tiesiog gyvena tik prote, jų suvokimu. Tiek vieni, tiek kiti įsivaizduoja, nes jų ego skatina tai įsivaizduoti ir sukuria neginčijamą aliuziją, kad jie yra geresni, labiau išsivystę ir pažengę nei kiti. Tai motyvuoja atsiskirti ir grupuoti su savo mąstymo atstovais ar pajautimo atstovais. Skyla visuomenė. Dažnu atveju yra gera širdelė, plika subinėlė. Tai tik žaidybinis aforizmas, bet tiesa ta, kad dvasingumo, pajautimo širdies kelią pasirinkusieji finansiškai prasčiau gyvena. Galbūt proto žmonės šis faktas taip baugina, kad jie net bijo domėtis ar ieškoti gylio, kad tik nepamestų savo saugumo ir finansinės gerovės. Antra vertus, dvasingiai jaučiasi atsipalaidavę ir laimingi, mėgaujasi gamta, vidinė šypsena, kuri dažnu atveju transformuojasi į išorinę šypseną. Galime traktuoti, kad jie laimingi. Tačiau dažnai sutinkame dar dvi žmonių porūšis, jei galime taip įvardinti. Tai tie pseudo dvasuoliai, kurie iš dvasinės baimės, iš vidinės baimės neišgyventi ir jausti skurdą pradeda elgtis egocentriškai. Ir iš žmonių atsidūrusių krizėje plėšikauja ar net apgaulė ima pinigus. Ironija, kad dažnai turtingieji proto atstovai būna išvargę, išsekę ir iš savo kančios keliauja ir maitina dvasuolius, nuo kurių taip stengiasi pabėgti. Geras draugas yra pasakęs, menas egzistuoja, kol egzistuoja turtingieji, nes nebūtų, kas juos išlaiko. Ideologija ir perversmas į subalansuotą visuomenę gali gimti tuomet, kai žmonės įvairių praktikų metodiką sujungs protą ir pajautimą. Ir tai nulemia abiejų objektų maksimalę proporcingai augančią apimtį ir galią. Galime teigti, kad pranašumą ir elgsenos ideologiją pasiekia tie, kurie suaktyvina mąstymo potencialą ir išnaudoja galbūt netgi daugiau nei 4% proto galimybių. Kartu suaktyvinę ir subalansavę energetinių centrų veiklą, bei intuityvumą, pajautimą. Ši harmonija sukuria super galias, genijaus jausmą ir tiesiog beribės galimybės. Išvada pranašumas yra pusiausvyroje, harmonijoje. Tuomet viskas dera, tuomet viskas skamba. Jaučiame muzikos tėkmę. Kraujas teka nuosekliai maitindamas mūsų kūną ir sielą. Tekėkime ir jauskime balansą ir pusiausvyrą visame kame, kiekviename žingsnyje, kiekviename sprendime.